Labą dieną, aš esu Andrius Vaikutis. Šiuo metu mes esame restorane Brussels Muscles ir aš esu vyriausias virėjas. Labai fainų, jaukių ir pritraukiančių žmonės. Šiaip tai mūsų yra labai platus meniu, tai midijos, bet ir labai daug parduodam ir mėsos patiekalų, ir užkandžių, ir žuvies įvairūs gėrybių. Tokio kaip gaminimo stilių neturiu, man patinka dirbti su šviežia produkcija, su gerais produktais ir tiesiog nieko nereikia kurti, tiesiog teisingai juos pagaminti ir pateikti svečiui. Man svarbiausia yra vietoje disciplina, švara, tvarka ir kad visi būtų susikaupę darbo metu. Labai paprastus, turbūt kas man įsiminė labiausiai, tai aišku mišrainės, kotletai, balandėliai, cepelinai, daugiau tokia lietuviška paprasta virtuvė. Neturiu atskiro, bet visi laukiami svečiai pas mus yra ir kas dar nebuvo, galite apsilankyti ir pamaitinsim su mielu noru. Mėgstama ir pagrindinė, ką aš išskirčiau, tai tikrai būtų jautienos antrekotas, kuris labai yra mylimas svečių ir mes parduodam labai daug porcijų šio produkto. Restorane virtuvės komanda yra svarbiausias vienas iš dalykų, nes kiekvienas geras šefas gali būti, bet be komandos sunku būtų pasiekti rezultatų, kokį mes dabar turime. Tai labai malonu, kad jie tiekia tikrai šviežiausią maistą rinkoje ir labai atsižvelgia į kokybę ir į tarpusavio bendradarbiavimą. Jie yra labai lankstus, tiesiog išsakai savo norus ir jie jums randa, ko jums reikia. Ir tiek ir pasiūlo tikrai gerą produktą. Tikrai taip, labai daug gerų turi jūros produktų, austrių, tai mes planuojame gal kažką atsinaujinti ir pasiūlyti iš šito asortimento. Geras klausimas, kadangi dirbu jau 22 metus, tai neįsivaizduoju savęs kaip kažką kitą.